Well, you don't pick your parents and you don't pick your partner. Now, I called and told the police, but we're predominantly African-American congregation. I asked for it to be investigated. Didn't start asking the right fucking questions. Tikriausiai pastebėjote, kad viskas, prie ko prisiliečia kūrybiška kabelinio kanalo HBO ranka, paprastai tampa aukso vertės. Tikra palaima pavargusiems žiūrovų akims. Tikras detektyvas, neabejotinai vienas įdomiausių kada nors sukurtų serialų. Daugiausiai po kaulelį su padidinamuoju stiklu narstomas šių dienų televizinis kūrinys. Aptarsime pirmąjį antologinio serialo sezoną, kuris laikomas bene geriausiu pasakojimo pavyzdžiu detektyvinių istorijų rinkoje. Tikra legenda. Viena iš serialo sėkmės paslapčių – tai, kad jame nėra jokių serialams būdingų ėjimų ar klišių. Tikras detektyvas nufilmuotas tarsi pilnametražis 8 valandų autorinis nuaro filmas. Ir visoms mįslėms bei siužeto detalėms jame skirta tiek laiko, kiek reikia. Mes pasinerėme į įvykių sūkurį, susipažįstame su veikėjų gyvenimo detalėmis, biografiniais faktais, viskuo, ko reikia, kad atsidurtume realistiškame šiurpaus labirinto esančio Luizianos valstijoje epicentre. Kiekviena serija labai koncentruota, atskleidžianti tiek, kiek reikia, kad mus ilgam prikaustytų prie ekranų. Į 3 laiko periodus padalintas siužetas vystosi labai energingai ir nepaleidžia iki pat pabaigos. Pažiūrėjus sezoną lieka pojūtis, tarsi būtum perskaitęs kvapą gniaužiančią knygą. Tai, ką parašė talentingas scenaristas Nikas Pizzolatto ir itin įtikinamai nufilmavo režisierius Cary Joji Fukunaga, yra absoliučiai unikalu. Šio serialo herojai mums įsimins visam likusiam gyvenimui. Norėsime patirti daugiau tokių istorijų, bet šią sėkmę pakartoti labai sunku. Luizianos policijos detektyvai Rastas Kaulas, kurį vaidina Matthew McConaughey, ir Martinas Hartas, kurį vaidina Woody Harrelsonas, gauna šokiruojančiai žiaurią ritualinės žmogžudystės bylą. 1995 m. sausį nužudyta jauna prostitutė Dora Lange. Ant jos kūno nupieštas labirinto simbolis, o galvą puošia įspūdinga ragų karūna. Pesimistiškas ir nuolatos savo mintise paskendęs Rastas įsitikinęs, jog tai nėra pirmoji žudiko auka. Tad tyrimas įsibėgėja, atskleisdamas vis naujų ir netikėtų detalių. Detektyvai pamažu supranta, kad susidūrė su kažkokiu itin tamsiu kultu. Pasak serialo kūrėjo ir scenaristo Niko Pizzolatto, asmeninė žudiko patologija šiame pasakojime įvyniota į kultūriškai svarbius simbolius, kurie gali būti iš karto neakivaizdūs. Susidurėme ne tik su žmonių medžiokliu, bet moters kaip trofėjaus idėja. Trofėjus turi būti visiems matomas, kaustyti žvilgsnius. Tai galima nuoroda į keltų dievą Kernuarą, jojantį ant raguoto sutvėrimų. Auka atremta į seną masyvų ąžuolą, tarsi sudėjusi rankas maldai. Kyla asociacijų su tuo, kad čia žemės kolonizavę prancūzų migrantai kartu su krikščionybė atsivežė ir senąsias religijas, bei būdami toli nuo Vatikano atsidavė okultizmo pagundai. Šios erezijos ir šamanizmai leidžia manyti, kad pasaulio pabaiga jau įvyko ir mes gyvename erdvėje valdomoje absoliutaus blogio, o mirtis suteikia angelišką nusiraminimą. Serialo pirmasis sezonas apima 17 tyrimo metų. Rodant dabartį ir peršokant į detektyvų prisiminimus, mus pasiekia atskiros detalės ir bendras vaizdas to, kaip per laiką pasikeitė patys nihilizmu alsuojantis detektyvai ir kokiu būdu buvo narpliojama ši sudėtinga istorija.
Tyrimas vyksta fizinėje ir metafizinėje plotmėse. Nuo pat pirmųjų minučių suvokėme, jog McConaughey herojus nevengia taurelės vidury dienos. Jo plaukai dabarties laikė išsidraikė, drabužiai purvini. Suprantame, kad jo kaip detektyvo karjera nesusiklostė. Kol kas nežinome, kodėl tai pasisuko veikėjų gyvenimai. Kas privertė itin savo darbui atsidavusi, tačiau didį pesimistą, mesti darbą ir nerti į tokią tamsą. Rustas Coulas ne tik bando sugauti tamsiųjų kulto narius. Jis iš visų jėgų bando sužinoti viską, ką galima apie jų mitologiją. Vudu kultą primenančiuose žabų rišulėliuose, spiralėse, aukos pozoje yra kažkokia paslėpta prasmė ir ryšys. Tik tą reikia išsiaiškinti. Šie simboliai tarsi apsėda tyrėjus. Palaipsniui aiškėja, kad viename iš Luizianos kaimų būrys bendraminčių itin žiauriu būdu švęsdavo madrigas, kuris mūsuose žinomas kaip užgavėnės. Vienoje iš aptiktų fotografijų 5 grėsmingi kaukėti nepažįstamieji pozuoja su vaiku, kuris tarsi dalyvauja siaubingoje medžioklėje. Įkvėpimo scenaristas ėmėsi iš tokių siaubo bei mistikos kūrėjų kaip Howardas Phillipsas Lovecraftas ar Robertas Chambersas, kurio knyga Geltonasis karalius turi esmingą įtaką detektyvinėje dėlionėje. Mistinė atmosfera, kuria kvėpuoja serialas, baugina ir įtraukia. Mes matome rūką, kuriame slepiasi pabaisos ir bandome jas įžiūrėti. Nyčės ir kitų mąstytojų citatos meistriškai įpintos į pasakojimo tekstą. Viso serialo metu mes tarsi stebime herojus judančius tamsiu labirintu ir palaipsniui artėjančius prie siaubo laukiančių jų Kurkozo spiralės centre. Miesto, po kurį klajoja mirusiųjų sielos, į kurį patekę žmonės ne iš karto suvokia, jog atsidūrė už gyvųjų pasaulio ribų, o laikas ir istorija tiesiog sukasi ratu. Rastas vienišius, apie kurį žiūrovas turi tik informacijos nuotraukas. Kažkada praradęs dukterį, jis dirbo po priedangą, infiltravęsis į narkotikų prekeivių gaują. Nužudęs keletą žmonių, gulėjo psichiatrinėje ligoninėje. Emociškai tuščias, intravertas, kuriam abstrakčios idėjos ir filosofiniai samprotavimai artimesni nei realūs žmonės. Jis vengia akių kontakto ir žiūri į pašnekovą tik tuomet, kai siekia su juo konfliktuoti. Ir nors į tyrimą visiškai pasinėręs, genialiai McConaughey įkūnytas Rustas Coulas tarsi užvaldo visą serialą, nepastebėtas nelieka ir jo kolega Martinas Hartas. Iš pirmo žvilgsnio seriale jis gerasis policininkas, laimingai vedęs, kolegų mylimas, religingas ir santūrus pareigūnas. Tačiau, kuo toliau, tuo labiau ima aiškėti, jog neverta tikėti akivaizdžiais stereotipais. Serialo eigoje susipažįstame su daugiau personažų. Tame tarpe egzistencinės krizės kamuojama Martino žmona Megė, kuris stebuklingų būdu priverčia atsiverti užsisklendusi Rustą. Martinas turi šeimą, kuriai skiria per mažai dėmesio. Mes matome, kokia Marčio šeimos situacija. Ir iš Rusto reakcijos į Marčio šeimą galime nuspėti, kokia skaudi asmeninė jo šeimos istorija. Pirmai vakarieniai Marčio šeimoje Rustas ateina visiškai nusitašęs. Jam akivaizdžiai sunku. Tačiau viskas pasirodo ne taip jau blogai. Nuo pačio pirmojo susitikimo seksualinė įtampa tarp Rusto ir Megės auga. Ir mes imame suprasti, kad 2002-aisiais, antrojo pasakojimo laikotarpio pabaigoje, Rustas ir Martinas susipyko būtent dėl Megės. Vyrai akivaizdžiai kovoja dėl medžioklės teritorijos. Tai suteikia pasakojimui tam tikro liūdesio ir komiškumo mišinio efektą. Martinas, turintis pašonėje slaptą meilužę, žmonos paviduliauja nebereikalo. Aleksandros Dadarijo įkūnyta jauna naivi Martino meilužė, viena gražiausių moterų personažių šioje detektyvinėje istorijoje. Tad Rustas tampa savotišku ginklu, kuriuo nepatenkinta žmona iššauna į neištikimą detektyvų dueto narį. Ji keršija ne tik dėl neištikimybės, bet ir dėl to, kad Martinas nevertina šeimos bei vaikų, kad priima tai kaip kažką savaime suprantamo.
Tyrimas paveikė visus, įskaitant poros mažuosius, kurie žaidžia dėliodami šiurpes nusikaltimo scenas iš Barbių. Visame seriale nėra nei vieno vienareikšmiškai teigiamo veikėjo. Tai, ką sužinome apie Rustą ir Martiną serialo eigoje, tai kad vienas yra viską praradęs ir nekaustomas jokių taisyklių, o kitas turintis ką prarasti, bet tas turėjimas legia ir verčia nekęsti pančių. Martinas, gyręsis taisyklių laikymu, turės sulaužti jų ne vieną šios istorijos eigoje. Bičiuliai trečiame istorijos etape susitaiko. Į pesimizmą paprastai pasinėręs Rustas grįžta tarsi mesijas, pripildydamas suskilusį Martino gyvenimą prasme. Jie nusiteikia blogiausiam, nes supranta, kad kasantis po aukščiausią Luizianos valstijos vadovybę lengva tikrai nebus. Herojai suvokia, kad gali negrįžti iš šios galimai paskutinės kelionės. Požeminėse katakombose jiems tenka ne pirmą kartą susitepti krauju, bet ko nepadarysi dėl aukštesniojo tikslo. Tik iki galo ištirtas nusikaltimas gali suteikti atpirkimą už padarytas klaidas ir atnešti susitaikymą su praeityje patirtais skausmais. Unikalūs kūrybiniai sprendimai, apimantis kelis laikotarpius, laiko šuoliai ir nepriekaištingi Niko Picciolato dialogai sukuria niūrią ir mistišką atmosferą, kuri prikausto žiūrovą prie ekrano nuo pirmųjų minučių. Ir nors iš pradžių serialas atrodo kiek lėtokas, narpliojantis dviejų herojų gyvenimo peripetijas, palaipsniui jis įsibėgėja ir priverčia išpūsti akis. Detektyvai ilgus metus artėja prie tikslo, bando nutraukti besikartojančius nesėkmės paternus ir prasiveržti amžiname, tarsi niekada nesibaigiančiame tyrime, kurio metu griūna jų karjeros ir asmeninis gyvenimas. Rustas aiškiai išsako mintį, kad siekia išsilaisvinimo, bet norint nutraukti iš smurto ir degradacijos supintą voratinklį, jiems prireikia antžmogiškų pastangų ir savęs paaukojimo. Aukos ir atpirkimo temos vienos pagrindinių natų šiame pasakojime. Palaipsniui apima suvokimas, kad tai ne šiaip savo Amerikos pietuose besivystanti kraupi ir mįslinga istorija. Tai didelė masto drama, vykstanti veikėjų, kurių tiesiog negalime nepamilti viduje. Visas tavo gyvenimas, visa kažkada patirta meilė, neapykanta ir skausmas, viskas yra vienas ir tas pats. Tarsi sapnas, kurį regime uždarame kambaryje. Sapnas apie tai, kad buvai žmogumi. Samprotaudamas apie šitai, dviejų tamsiaodžių detektyvų akivaizdoje Rustas laiko rankose iš alaus skardinės išlankstytą žmogaus figūrą, kuri labai primena kryžių. O serialo pabaigoje, pasibaigus kraupiems įvykiams, mes regime, kad Rustas, atsidūręs ant mirties slenksčio, grįžta į gyvenimą, o jo vaizdinys ligoninės lovoje labai primena Jėzų. Veikėjas, kuris panyra į visišką tamsą ir didelėmis pastangomis iš jos ištrūksta, tai geniali kūrėjų metafora, kurios negalima perskaityti kaip nors kitaip. Rustas tarsi Jėzus leidžia save nukryžiuoti tam, kad mes visi sulauktume geresnio pasaulio. Jo pasiaukojantis judėjimas mirties link, žinant, kas laukia, viena esmingų jo personažų savybių padiktuotų itin skaudžios gyvenimo patirties. Su jumis buvo kinomanija.lt. Nepamirškite prenumeruoti mūsų kanalo YouTube platformoje ir sekite kinomanija.lt naujienas socialiniuose tinkluose. Atsisveikiname iki kitų kartų.